Šiandieną rubrikoje Dzūkuose prie kavos apsilankė Alytaus Dzūkijos komandos puolėjas Osvaldas Mačernis. Krepšinį pradėjau žaisti nuo 13 metų ir tai nėra genuose, nes kiek žinau, niekas nesportavo nei šeimoje, nei giminėje. Mano pirmasis treneris buvo Žiaukra, vardo neprisimenu. Pas jį dirbau metus Mažeikiuose, o paskui Šulcas buvo treneris, jis jau kol baigiau sporto mokyklą. Man patiko Karnišovo žaidimas. Ir pagal poziciją, pagal viską, tai į jį truputį lygiavausi. Žiūrėjau. Taip pat Saulius Štombergas patiko. Į užsieniečius aš nesilygiavau, lietuvių žiūrėjau. Iš kiemo mano trys draugai sako, einam lankyti krepšinį. Padėk, nors dėl kompanijos pradžiai, nuėjai kartu su mumis. Nuėjau, pasilikau. Žinau, aš negalvojau niekada apie tai, kad tai gali būti pajamų šaltinis. Buvo, ko gero, apie 18 metų, kai gavau pirmą tą uždarbį iš krepšinio, tai buvo 600 litų į mėnesį. Manau taip. Kad atsidūriau Alytaus Dzūkijoje, lėmė kvietimas, pačio Povilo skambutis su pasiūlymu, ar nenorėtum žaisti. Tai grįžti į LKL norėjusi po ilgos pertraukos. Ulipas griežtas ir reiklus treneris yra. Reikalauja maksimum žaidėjų atsidavimo tiek varžybose, tiek per treniruotės. Šį trenerį palyginti su Sigitu Krukiu gana sudėtinga, nes tada Krukis dar buvo jaunas, jaunesnis, 10 metų. O Urlepo aš tai nepažinau, kai jis buvo jaunesnis. Ir palyginti, ar kuris griežtesnis, kuris geresnis. Pas Krukį nebuvo to griežtumo. Čia yra žymiai griežčiau ir daug visko reikalauja, daug daugiau. Ne, nepalaikau. Nepalaikau mes į vieną. Taip, stebiu Eurolygą ir palaikau lietuvių komandą. Komandos atmosfera gera. Kartais susitinkam, ateinam pavakarieniauti į Dzūkų svetainę. Kartais šiaip susitinkam pažiūrėti krepšinį. Čia, ar man pravardę sugalvoja, čia reikia klausti komandos draugų. Jie man bijo tai į akis sakyti. Klausim. Alytus man visai patinka. Panašus į miestelį, iš kur kilęs iš Mažeikius. Taip pat nedidelis. Taip, palaikymas tas svarbu ir malonu, kad čia ateina daug žiūrovų palaikyti. Susirenka pilna salė. Socialinės akcijos. Aš žinau, kad tai yra svarbu tiems vaikams ir kai pas pamatau, jiems tai yra įdomu. Jiem įdomu pamatyti, susitikti, jie visur sugalvoja skirtingus tuos klausimus pateikti, užduoti. Įdomu vaikams. Prieš tai, kai reikia važiuoti, atrodo sunku bus, bet kai nuvažiuoji, pamatai, kaip jie džiaugiasi, kaip jie priima, tai pasidaro, po susitikimo atrodo, kad mielai važiuosiu dar į kitus susitikimus, į kitas akcijas. Laisvalaikį aš mėgstu sportuoti. Toliau sportuoju, bėgioju. Mes su žmona kartu bėgiojam. Važinėti su dviračiu. Patinka apsilankyti gamtoj. Pas uošvius yra valtelė, su valtelė daug plaukioju po ežerą. Susitinku su draugais. Ne, tikrai nežinau, baigęs karjerą, ko užsiimsiu, ką veiksiu, nežinau dar. Dar nesiruošiu baigti karjeros.
Likus keliom minutėm iki varžybų yra viena mintis. Kiek taškų laimėsim? Bet šiaip tai iš tikrųjų nėra jokio jaudulio, likus keliom minutėm. Gal truputį atsiranda to jaudulio, bet jis, išgirdus švilpuką, jis dingsta. Ir jau apie nieką negalvoju, tiesiog žaidė. Apie praeitį mes visi pagalvojom. Ar tai buvo iš tikrųjų klaidos? O gal tai yra geriausias pasirinkimas tos buvusios klaidos? Kai ką gali pagalvoti, kad tai klaidos. Bet va, laiką atsukti atgal ne. Bet va, kai kurios momentus sustabdyti kokiai pusiai metų būtų gerai. Kad mano dukros siektų krepšinio karjeros krepšininkų, tikrai nenoriu. O kitą sporto šaką, ar nebūtinai sporto šaką, tegu siekia. Lengvesnė moteriškėse gali, gal šokius, gal tinklinį. Visai norėčiau. Bet krepšinio ne. Dėl krepšinio pirmą lūžį turėjau, kai man buvo 15 ar 16 metų, buvo lūžusi ranka. Ir po to lūžiai man buvo tik tais Alytui. Va, pernai krūtinė lūžo, šiemet nosis. O taip, mažas tos traumikės, čiurna išsisukęs, tai nugarą paskaudė ir viskas. O čia tikrai ne Urbaną norėjau paklausti. Ne Urbanai norėjo tą klausimą užduoti, tikrai? Ar lengva nusipirkti kelnes? Kelnes nusipirkti lengva. Bet tokias, kokias noriu, truputį sunkiau. Taip, gaminti mėgstu, bet kartais mėgstamiausias mano patiekalas yra vytinta mėsytė. Recepto visiškai neišduosiu, ten pridedi daug prieskonių, paskui suvynioji ir pakabini prie radiatoriaus 2 savaitėm. O po to valgai. Edgarai, galėčiau tau iškepti Napoleono tortą, bet nekepsiu. Na, Alytaus Dzūkijos jaunimas yra neblogas. Stengiasi vyrukai, vaikiukai. Bet va, šukuosinos labai vaikiškos. Bet jie gal dar subręs. Tai ačiū už šį klausimą. Nosis sugijo. Dėkui. Jau žaist galėsiu. Tu aišku apsiginčiau, subauduočiau, neįmestų taškų. Jaunimas, nesukit labai galvos. Aš pradėjau krepšinį žaisti 13 metų ir mane nusitempė draugai. Tai ir jūs kažkas kažkur nusitemps ir jūs pradėsit tą kažką žaisti. Manau, kad originaliausią klausimą uždavė Gabrielė Galinytė ir ji laimi 2 pakvietimus į rungtynes.